Aš pristatau. Šiandien mes randamės Tabariškių kaime Kauno rajone. Ponas Dovydaitis sutiko papasakot apie mano dėdės Eisroto Juozo nužudymą pokario metais. Taip, aš Rimantas Dovydaitis, gimęs va čia pat šalia šito sodo 35 metais. Tuo laiku man buvo 11 metų, esu Rimantas Dovydaitis ir įvyko toks neeilinis atsitikimas, kaip mes per langą pamatėm važiuojančias dvejas, atrodo, gal ir trejas, bet man atrodo, kad dvejas rogės su liaudies gynėjais, tais laikais vadinamais stribais. Ir nedavažiavus mūsų sodo vidurio šitos vietos, iš tų rogių iššoka žmogus ir pradeda bėgti. Tada mes susidomėjom smarkiau ir pradėjom, aš išėjau į lauką, taip pat žiūrėti. Išgirdom porą salvių iš automato, toliau ir tas žmogus toliau bėgo strižai mūsų šito sodelio, kuris buvo dar jaunas, tik mūsų pasodytas. Prie kiekvieno medelio buvo po kuolą pririšt. Toliau tas žmogus bėgo pro mūsų čia tuos riešutukus, dar kurie mažyčiai buvo, lygiai į Baltraus Martišiaus tokį krūmų ten. Dabar jau beveik nesimato, bet ten tada buvo toks tikrai erksnynukas. Ir bėgo. Tuomet vienas iš tų stribų pasiėmęs šautuvą, jie tokiam plaštpalatkom apsirengę, kaip pradėjo bėgti, nes dar sniego buvo, plevėsuodami, bėgo, liktai vijosi tą žmogų, tačiau vienas pasiėmęs ilgą šautuvą, pasidėjo jį prie medelio įkaltą kuolą ir kelis kart vienas įkišovė, antras įkišovė. Tuo laiku aš jau buvau išėjęs prie bulvinės, netoli tvarto ir žiūrėjau, kas čia bus. Tada tas žmogus taip nubėgęs gal 200, gal daugiau metrų ant mūsų lauko, ten buvo pasėti rugiai, žinau. Dabar tos vietos sunku būtų tiksliai pasakyti. 30-50 metrų tikslumu galėčiau nurodyti. Tačiau ir tas žmogus bėgo dar tiesiai link Baltrušių alksnynuko, bet jau po antro ar trečio šūvio pradėjo suktis ratu. Tokį ratą apie 20-30 metrų spinduliu pradėjo suktis į kairę pusę, bėgo ir nugriuvo. Tada šitie liaudies gynėjai, visi ten nubėgo, kokie 4 ar 6, negaliu pasakyti, ten dar pažiūrėjau, kojom paspardė kažką tai, vienas, mačiau tiesiai įsitraukęs pistoletą, dar sykį šovė, vienas šūvis buvo girdėti ir tuo viskas pasibaigė. Ir čia pat vietoje sugrįžo iki mūsų triobų ir sako, greitai, kinkykit arklius ir veškit, nušovėm banditą. Tai, tada mes buvom, mūsų tėtis jau buvo žuvęs, tai su broliu, nuėjom į kluoną, tvartą, susirinkom, pakinktus, suruošėm roges, taip, kad būtų, kaip paprastai mėšlą vežam, lentos vertikaliai ir dugnas, įdėjom ten, šiaudų porą glėbių, pakinkim tos arklius ir mano brolis, kuris yra 3 metais už mane vyresnis, jo tada buvo apie 14 gal metų ir išvažiavo į tą lauką pasikrautą nelaimėlį ir jis paskui parvažiavo labai vėlai jau, nes iki Garliavos mums yra virš 10 kilometrų. Ir toliau, kaip parvažiavo, tai aš dar klausiau, sakau, gal pažinojai? Ne, sako, nepažinojau.
tik ant rytojos mes išgirdom, kad nušovė aisrotuką. O tą aisrotą Juozą aš puikiai pažinojau, kadangi vienos talkos metu, gal prie vokiečių, kaip žinot, seniūnas sušaukė žmonės kelių taisymui. Tai aš su juo, ant jo vežimo, kuo labai buvo patogu, ilgas suolas toks buvo, gana minkštas, ir su juo kelis važiavimus kasėm smėlį Skučo kalniukyje ir vežėm smėlį ant šitų mūsų duobėtų kelių. Tai aš beveik visą dieną su juo bendravau, labai maloniai su juo kalbėjom, viską. Tais laikais, kaip man 9 ar 10 metų, čia ta talka buvo gal prie vokiečių. Man atrodo, kad vokiečių laikais, gal jau ir kokiais 45 ar 4 metų vasarą. O paskui ant rytojos išgirdom, kad nušovė aisrotuką. Dar girdėjau, prisimenu, kad būktai tai kalvaituko darbas, suorganizuot jį, kad jisai bėgtų, ir jį prikalbino aisrutą, kad tu bėg, o jie važiavo pas jį į namus liktai dokumentų pasitikrinti ar kratą daryti. Sunku pasakyti, kokiais tikslais vežėsi į namus, o iki namų buvo likę tik tai, gal 2 kilometrai, 1,5 kilometro, kiek čia iki Aistrų namų nuo mūsų tribų. Tiesiai tai dar arčiau, bet čia aplinkui per Tabarškę kokie 1,5 kilometro ar 2. Bet jis prigundė jį, tu bėg, tau nieko nebus būktai, ir tada jisai iššoko ir pradėjo bėgti, bet kokiu tikslu jam buvo bėgti, niekaip nesuprantu. O jie kaip jau nušovė, aišku, jie nušovė kaip bėgantį, tai čia buvo jų tokie darbo metodai, už tai gaudavo medalius, gaudavo pagyrimus stribai už žmonių žudymus tokius. Tai tiek galiu prisiminti iš tų senų 46 metų laikų. Laikas tai buvo, žinau, kad pavasaris, sniegas minkštas, bet dar buvo rogių kelias. Tie stribai važiavo su tokiam rogėm, ant vienų rogių užtaisyti iš kartelių, sukalti tokį, kaip mes vadinom, drogai. Ten šiaudų įsidėję, susėdę, po 3, po 4 vyrus, važiavo lyg tai 2 rogėm. Tiek žinių.